Ką čia skaitote? Ištiko mane toks naujas susidomėjimas. Tikrai jo nesididžiuoju, bet susidomėjau Lietuvos istoriją. Kodėl nesididžiuojate? Nes tikrojo milijonieriaus mąstymas yra nukreiptas į ateitį, o ne į praeitį. Varguolio darbas yra prisiminti, kaip gerai kažkada buvo. O milijonieriaus mąstymas – galvot, kaip gerai bus ateityje. Tiksliau, netgi milijonieriaus mąstymas yra, kaip gerai yra dabar ir kaip dar geriau bus ateityje. Bet istorijoje glūdi išmintis, sukaupta protėvių patirtis ir taip toliau? Aš galiu čia pasakyti kaip ekspertas. Aš perskaičiau labai daug lietuvių istorijos ir galiu patikinti. Išminties nerasta, o patirtis yra labai gėdinga. Kodėl? Tugi žinai, koks aš esu tolerantiškas žmogus. Ir kaip aš sakau, kad visi žmonės yra verti pagarbos. Gal tik išskyrus varguolius. Ir aišku, tuos milijonierius su varguolišku mąstymu. Šiandžiau linkėjimai. Čia labai daug žmonių gaunasi. Tai va atmetus tuos, kitus aš toleruoju. Jei tik jie laikosi pagarbaus atstumo, aišku, nuo manęs. Tai mane, prisipažinsiu, šokiravo tokie netolerantiški, šovinistiški, rasistiški, kokie jie buvo mūsų tie protėviai. Kaip tik dabar skaitau šitoje knygoje, kaip lietuviai nujojo su arkliais prie jūros ir ten girdė juoduosius. Tai negi dabar tie juodukai negali prie jūros pagulėti. Atjoja kažkokie rasistai ir girdo vargšelius. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tai gėda yra už visą tautą. Jūs ne tai perskaitėt. Lietuviai nujojo prie Juodosios jūros ir ten girdė arklius. O Dieve, tai dar blogiau. Ką tie vargšai arkliukai jiems padarė, kad reiktų jūroje prigirdyti? Žiaurus elgesys su gyvūnais. Paskui iš tokių ir išsivystė tie durneliai, kurie šaukia Lietuva lietuviams ir mėto šuniukus nuo tilto. Be reikalo aš čia skaitau. Kaip sakiau, joks milijonierius nesigręžioja į praeitį, nes ten pas kiekvieną yra dalykų, kurių geriau neprisiminti yra. Man yra pats metas pradėti domėtis dangaus kūnais. Ir gal net ne dangaus.